kai mano mokiniai sako, o mokytoja, o kaip čia įdomu, o kodėl pamoka taip greit baigėsi, tokia ta trumpa pamoka. Ir po tokių kelių sakinių aš supratau, kad tos pamokos jos įtraukia, nes jos yra truputėlį kitokios. Nesgi visi esam skirtingi, bet kai mokinį mokai 5 klasėje, 6, 7, 8, vis tiek ta naujas mokymosi metodas, nauja programa, kažkas tai nauja, juos labiau užkrečia, žadina, taip kad aš sakau vedliams tik taip ir matau kaip vieną šaltinį, iš kurio mokytojas gali pasimti programą, kur yra pamokos, o jeigu žiūrint iš mokinio pusės, tai galvoju, kad tai yra labai individualu. Kiekvienas gali mokyti savo tempu, kadangi turi daug klasių ir grupių daug, tai yra labai skirtingų mokinių. Vien tik 5, sakykime, yra 100. Tai yra tokiem, kuriem nereikia pagalbos, tokiem, kuriem reikia daug pagalbos ir tie mokiniai, kurie patys daugiau padaro, padeda kitiem, bet kai kurie net patys tiesiog žiūri, o geriausiai nustebino, kai vaikas ateina ir klasė sako, mokytoja, duokit kodą. Jie neklausė, nei ką mokysime, nes ką darys, nežino. Atsidarė, pasižiūrėjo, perskaitė ir eina toliau.